pati nežinojau, kad galima čia taip paprasčiausiai imti ir ateiti. Nes visada įsivaizduoju, kadangi biblioteka vadinasi Mokslo akademijos biblioteka, tai jinai ir prieinama tik tai Mokslo akademijos nariams ar kažkaip susijusiems su Mokslo akademija. Tai nežinau, ar čia tik aš viena tokia naivi, ar daugiau žmonių taip galvoja. Aš čia atėjau spręsti didelės praktinės problemos. Kaip pasakyti, aš kadangi turiu 4 ar 5 darbus, tai tada galiausiai neturiu nei vienos darbovietės. Nes visi darbai lipa vienas kitam ant galvos ir nėra kur atsisėsti ramiai susikaupti ilgesniam laikui. Ir anksčiau dirbdavau Vilniaus universiteto bibliotekoje, bet tenai, kvaila problema, bet ten per daug pažįstamų. Ir aišku, kadangi skaitykla tyli, privaloma išjungti telefoną, tai tas labai padeda, ne tik tai kitiems skaitykloje dirbantiems, bet ir pačiam dirbančiajam. Labai padeda susikaupti ir nesiblaškyti. Balkonas, aišku, yra ypatingai gražus. Labai smagu, kad jis nėra užrakintas, pavyzdžiui, ir nėra draudžiama žmonėms ten išeiti. Bet ir šiaip, pats pastatas labai gražus, vasarai maloniai vėsus. Nežinau, kaip žiemą čia, gal liūdniau būna. Vieta labai patogi, lengvai pasiekiama. Tai yra daugybė privalumų. Jeigu žmogus turėtum nuolatinę pastovią darbovietę ir galėtum apie ją pasakyti, kad jinai yra Vilniaus senamiesty, patogus susisiekimas, nepaprasto grožio patalpos, tai jau būtų labai daug. Ne? Ko ieškojau, tą ir atradau. Aš suprantu, kad atradimas tai turėtų būti kažkoks didelis mokslinis pasiekimas, bet man atrodo, kad kartais išspręsti paprastą praktinę problemą irgi yra labai vertinga ir labai svarbu. Ir manau, kad čia nėra mano vienos problema. Iš tikrųjų, manau, kad daugelis mūsų srities žmonių turi tą rūpestį, kur pasidėti su savo darbu, kuris tarsi visur mūsų.